Labas visiems ir sveiki atvykę į tęsinį trilistą. Tai jums jau praėjo kelias dienos, man praėjo minutė. Bet ja, jeigu nematėt pirmos dalies trilisto, eikit dabar ir pažiūrėkit, nes čia yra tęsinys, antra dalis lietuviškų saldainių, snacksų, nelietuviškų žodžių trilistas. Tai jo, šiandien baigsim supildyti šitą lentelę likučius, kuriuos mes palikom. O čia jau yra užpildyta, kaip matot, turim vieną šlykštų, vieną neragautą, 3 nepatinka, nu ir dominuoja pas mums labai geras. Bet nežinau, kaip viskas pasisuks. Tai jo, nieko nelaukiant galim pradėti vertinti. Turim visų pirma žodžių dabar ledus. Ir šitie ledai šiauriai geri. Labai geri vaikystės prisiminimai su šitais ledais, nes labai pigus būdavo ir realiai vienintelis pasirinkimas ten vos nebūdavo tose parduotuvėse mažuose. Tai jo, jie yra labai geri, man patinka. 100 metų nevalgiau jau, bet, sakau, vaikystės prisiminimai žiauriai geri su šitais ledais. Karvutės ledai. Va šitie turi būti on top. Nes tikrai nerealus. Jie yra ekstra saldus, bet man žiauriai patinka. Neprisimenu, kada paskutinį kartą valgiau, bet valgydavau dažnai juos. Ir jo. Labai geri. Toliau turime peanuts, estrela, sakyčiau, yra tarp normaliai ir labai gerai. Tai, jo, prie kokio alaus tai labai gerai sueina, bet, nežinau. Retai aš jos valgau, tai dedu į normaliai tikriausiai. Yra visokių kitokių riešutų ir man tikrai yra geresni nei šitie, tai tiesiog dėl to ir dedu į normaliai. Šiaip viskas gerai su jais, bet nieko įspūdingo labai daug. Toliau yra tiktakai ir 3 skonių, tai nežinau, kurį vertinti. Jeigu mėtinis dėčiau į normaliai, jeigu tas vadėčiau labai geras, šitas irgi labai geras. Tai palieku labai geras. Šiaip tiktakus labai smagu valgyti, bent jau aš, kai nusiperku juos, tai, daugiausiai užtenka 2 dienom. Aš negaliu įsidėti vieną į dieną. Ne, taip neveikia. Bent jau 4 vienu metu, tada vėl 4 ir jau pusės dėžutės nebėra. Tai bent jau aš nusipirkdavau ir jau nebebūdavo ten rytoj. Paryt, tai ja. Bet šiaip labai skanu, labai geras dalykas. Chewits, labai skanu. Labai skanu. Keista, bet iš visų šitų išvardintų dalykų, ką aš dabar turiu namie, tai turiu Chewits ir realiai daugiau nieko. Aš nieko neturiu, tik tai Chewits. Ir tai yra labai keista. Nežinau kodėl, bet jo. Neturiu realiai daug ką pakomentuoti, geri saldainiai ir tiek. Visi skoniai labai geri. Šitas ypač geras. Toliau turim ledus ir čia irgi sudėti visų rūšių žodžių. Oi, idėjų nepatinka. Ne, tikrai patinka. Labai geras dalykas ledai, bet aš nežinau kaip čia vertinti. Čia yra vaniliniai, ten su kažkokia karamelė ir ten dar kažkokie. Tai aš nežinau, aš tiesiog vertinu kaip ledus, tai man ledai patinka, ką žinau, bet nėra kažkas labai wow, karvutė tai yra wow, bet iš čia pavaizduotų ledų tai nematau nei vieno, kuris man labai patiktų, tai tiesiog čia. O dieve, jo, mes turim šitą dalyką ir šitas dalykas yra šlykštus, tikrai šlykštus. Aš jau apie jį kalbėjau pirmam video trilisto liktais, ar kur vertinau saldainius, bet jo lakricas, anyžius, kaip jūs pavadinsit jį, ne, jis nėra skanus. Tikrai niekada nepirkčiau savo valia ir nevalgyčiau, ne, neįmanoma. Tikrai nieko geras dalykas, visiškai, fu. Čia tai nuotrauka on point, tiesiog. Jo, tokia nuotrauka. Belekai gera. Tai jo, ledinukas, čilpinukas normaliai, tikriausiai. Nežinau, jis nėra kažkokį skonį labai wow turėtų, tikrai nevalgau. Realiai neprisimenu, kada paskutinį kartą valgau tokį. Tai jo, normaliai ir tiek. Toliau turim maniją. Ir kas keista, kad maniją aš irgi turiu dabar namie. Jinai ten. Ant stalo. Tai manija yra labai geras dalykas, labai skanus. Retai perkam, bet kažkodėl dabar turiu ant stalo. 3-bit ar 3-bit, nežinau kaip jį pavadinti, bet man yra top tier. Irgi valgau gal
šią savaitę, realiai šią savaitę valgiau, žiauriai patinka, žiauriai geras dalykas, toks paprastas ir nepasakyčiau, kad labai populiarus, bet man tai dieviškas. Šitie ledai eina savo, irgi visa vaikystė su šitais ledais, žiauriai geri, žiauriai. Tas raudonas tai man nepatikdavo, bet šiaip visi ledai, geri, tikrai geri, labai geri. Toliau yra sausainiai, tai čia tiesiog be brendo, tiesiog paprasti sausainiai, net nežinau kaip pakomentuojat. Sausainiai šiaip skanu yra, ką žinau. Čia atrodo visi su šokoladu yra, tai su šokoladu labai gerai. Tikrai, jeigu darot sausainius, tai darykit su šokoladu, nes be šokolado yra blogiau nei su šokoladu. Toks ir komentaras. Merci, nes ačiū, kad esi. Man patinka. Yra tokių, kur nepatinka tarptų visų, bet šiaip overall kaip šokoladas geras. Man patinka šiaip, kad toks išplanavimas tos dėžutės, maždaug viskas sudėta, parašyta kur kas kaip ir renkės, ko tu nori. Labai faina šiaip idėja, tai vien dėl to labai gerai. Pols plambyras, normaliai. Aš jau kalbėjau praeitam video apie ledus vanilinius ir dar esu kalbėjus kažkur. Tai vaniliniai ledai man ne per labiausiai patinka, nes yra kitokių rūšių tiesiog ir pasirinkimas toks platus, kodėl rinktis vanilinius. Tai vien dėl to irgi dedu normaliai, nors tie tikrai yra geresni nei dedu, bet, popkornai. Ir man atrodo, čia tiesiog su druska. Tai žiūrėkit, jeigu su druska, normaliai. Jeigu su karamelė, ten kai eini Forum Cinema, tai žiauriai skanu. Arba tie sūrus, kur būna su načo ir visokie kitokie skoniai, tai irgi labai gerai. Galbūt ne dieviška kai kurie, bet jeigu tik su druska, tai yra normaliai. Realiai klausimas, kai jūs einat į filmą, kokius popkornus jūs emat? Nes aš dažniausiai imu tuos su karamelė, o jeigu einat į tuos naujesnius Forum Cinemus, nežinau, tai yra tas skonis su svagūnais ir grietinė, nežinau kaip pavadinti, bet tas yra the best. Tas yra žiauriai geras. Ir po to eina su karamelė ir dar su šokoladu. Bet o kaip jum? Kokius jūs imat popcornus realiai? Ar kažkam patinka tik su druska? Ar kokie dar ten būna? Kokius jūs imat, kai einat žiūrėt filmą? Ne tai, kad perkat parduotuvį, ne, kai žiūrit filmą. Parašykit, įdomu. Makarūnsai, normaliai. Aš manau, jie yra per populiarūs. Labai gražiai atrodo ir žinau, kad ten labai sunku juos padaryti. Bet šiaip, ar jų skonis geras? Nepasakyčiau. Irgi skoniai visokie yra kitokie, bet nežinau. Man jie kažkaip nesužavi niekada. Pupa man labai skani. Labai geras šokoladukas. Realiai irgi dabar turiu namie. Ant to pačio stalo yra ten pupos. Taip. Kinder Surprise. O dieve. Visa vaikystė su šitais. Tas šokoladas yra vienas geriausių šokoladų. Jis žiauriai geras. Bet ir šiaip labai cute ta idėja, kad tu gauni žaisliuką. Nors dabar žaisliukai nėra tokia wow. Seniau jie būdavo žymiai geresni. Dabar tai tiesiog gauni kažkokią sulūžusią mašinėlę. Tai nežinau, ką su ją daryti. Bet anksčiau būdavo visokios figūrėlės ir dalykai, kurie tikrai yra cute, faini ir naudingi. Dabar tai toks, nežinau, nebent tai papuolė. Bet kažkaip atrodo, seniau būdavo geresnė. Bet šiaip, apart to dieviškas, šokoladas yra nerealus. Toliau turime šitos dalykus. O dieve, kaip senai aš juos ragavau. Žiauriai. Aš nelabai pasakyčiau, kad buvau jų mėgėja. Aš net nežinau, ar jų yra bepardėjai. Bet jie normalūs, retai valgydavau. Dabar jau tikrai nežinau, ar yra net pirkti, bet nebuvau per didelę fanę jų. Reese's mini, tai čia nesvarbu mini ar ne mini, bet man yra tarp normaliai ir labai gero. Bet dedu jaučiu normaliai, nes man riešutų sviestas ne per labiausiai patinka. Jau irgi kažkada tą patį sakiau. Bet per daug riešutų sviestų yra net išlykštų, man per daug negerai. Bet kai būna normaliai, tai
normaliai. Turim šituos ledus, man atrodo, tiesiog vaniliniai su tais, tai jo, dedu į normalį, nes tas pats, vaniliniai ledai. Tiesiog va, kartu net padedam. Šitos gal smagiau valgyti, nes tokie kitokie, bet jo, vaniliniai ledai, nu, nelabai mane žavi, tai tiesiog tegul būna čia su savo draugeliais. Šitie yra nerealdus. Šitie yra žiauriai geri. Ypač va tieva. Va tos skiltelės, tai aukščiau visko. Bet šiaip, šitie saldainiai, nežinau, kuo jie tokie man patinkantis, bet jie labai geri, labai. Ferrero Rocher irgi. Dabar turiu namie šitą visą eglę tokią didelę. Labai skanų saldainiai, labai dedu į labai geras, bet kalbant apie Rafaelo ir Ferrero, tai Rafaelo geriau. Bent jau man tai geriau. Karvutės saldainiai. Šiaip nerealu, bet per saldus. Truputėlį per saldus. Ir įvairių būna dar tų karvučių. Kai kurios tos lenkiškas, žiauriai geras, bet kai kurios būna netokios. Labai priklauso nuo to įdaro. Tai jo, bet šiaip geras dalykas. Kregždutė, o dieve, aš jau kalbėjau apie kregždutę kažkada tikrai. Tai jo, žinokit, kad man kregždutė nepatinka. Šiaip, gal net šlykšta man kregždutė. Jo, aš nesu jos fanė, man nelabai keistas skonis. Man tas saldainis toks senelių saldainis, nu nežinau. Kažkaip per skaudžiai aš kritikuoju kregždutės, man jų gaila, bet, nu, tiesa yra tokia, kad man nepatinka. Mentai man patinka. Jo, labai skanu, ypač. Dabar net neprisimenu, koks skonis geriausias, bet tikrai turėjau, jo, man atrodo, tas tiesiog rožinis skonis. Tas rožinis, tai ten avietės ar kas ten bebūtų, yra pats geriausias. Čia taip faktas. Nomeda. Apie Nomedą irgi kažkada kalbėjau. Ji man nepatinka ir tuo pačiu ir yra šlykšti. Tai nežinau, į kurį dėt, tebūnie dedam iš šlykšto. Ja, nu nes tikrai keistas skonis ir irgi, nu, kas gali pirkti Nomedą ir valgyti ją mėgaudamėsi? Nelabai. Gaidelis klasika, nu, sausainiai. Paprasti tie sausainiai. Jeigu kitokių skonių, tai gal ir aukščiau dėčiau, bet klasikiniai, nu, šitie čipsai, o dieve. Iškart dedam į dievišką. Nerealus. Estrelos geriausias skonis yra šitas būtent mėlynas. Faktas. Bounty. Irgi. Dedam į dievišką, nes kažkada jau sakiau, kas žinot, kas nežinot, bet dievinu kokosus, viskas su kokosais yra nuostabu. Nu, Rafaelo irgi kokosinis, bet ten riešutas, man riešutai taip. Bet jo, šitas top tier. Top tier. Snickeris dedam į tarp normaliai ir labai gero. Tai, nu, dedam į labai geras, nes, nu, skanu, bet jeigu rinktis tarp tų populiariausias, tai būtų Lion, Twixas, Marsas, Manija, tai, nu, pasirinkčiau tikrai tuos kitus nei Snickerį. Toliau Tupla irgi iš populiaresnių, tai irgi arba normaliai, arba labai geras, nu, bet dedu į labai geras, nors jis man truputėlį yra per saldus kažkaip, nu, toks įdomesnis, bet toliau šitas skystis žiauriai rūgštas, man labai patinka, labai geras. Man žiauriai patinka rūgštus dalykai, aš tiesiog dievinu, tai netgi galbūt dėčiau dievišką, bet tai yra tuo pačiu metu tik skystas, tai, bet jo, man rūgštus dalykai yra on top, bet jo, šitas geras buvo, geri prisiminimai su juo. Kalbant apie rūgštus dalykus, šitie guminukai, šitie sliekai yra rūgštus, ir jie yra the best. Ja, na, realiai, 3 guminukai visam terlistui ir jie yra on top tier. Nu, nes šiaip man nerealiai patinka guminukai, tai, nu, aš negaliu jų nedėti top tier. Šitie ypač geri ir geriausias va yra tas va raudonus, geltonų. Geriausias skonis iš visų, bet šiaip visi čia ir nerealus. Ypač kai būna labai rūgštus. Nu,
best. Toliau dražės, tai 2 dražės matau šitas, tai gerai. Pirmą pradedam nuo jūreivę. Jį vadinu jūreivį, jo jau kalbėjau aš apie dražės. Tikrai kalbėjau apie dražės, galit susirasti kitam video, jei norit mano didesnės nuomonės apie jas, bet abi dievinu to lygiai, labiau jūreivį šitą, bet abi yra nenormaliai skanios, dievinu šitą lenkišką kūrinį, man atrodo jis lenkiškas, jeigu neklystu. Toliau yra oho čipsai, tai irgi dedu į top tier, šitas skonis irgi yra geriausias iš visų oho skonių. Nu bent jau man, nežinau, bet nerealiai skanum. Šitos dražės, tai man yra normaliai ir prie to pačio nepatinka. Tai dedu į visgi normaliai, nes, nu, nėra labai baisu, bet jo, riešutas. Mes turim M&M'sus, tai gan panašu. Nu, šitie geresni, bet panašu ir nelabai sakyčiau. Piknikas, o dieve. Nerealu. Jo, piknikas yra labai geras dalykas. Valgau nuo gimimo iki dabar, vis dar perku, vis dar ta pati nuomonė. Niekada nemanau, kad pasikeisinai, kad čia yra geriausias. Tiesiog geriausias užkandis. Nu, rimtai, wow. Ir kasgi čia, aš nežinau, aš nesuprantu rusiškai, bet čia kažkoks dalykas parašytas rusiškai. Nežinau, tiesą sakant, nežinau. Pirmą kartą matau šitą pakuotę. Jei žinot, kas čia būtinai parašykit, nes labai įdomu. Ir net nežinau, kaip googlint, tai net neguglinsiu. Bet jo, kad ir kas čia yra, aš nesumačius ir nesuragavus. Toliau irgi nelabai suprantu, kas čia. Čia tai tikrai degtinės butelis. O ten net neįsivaizduoju, ar ten kažkokias dešrelės, ar kas ten. Nu jo, prisartimu ten dešrelės ir vodka. Tai nežinau, kaip šitai vertinti. Ir čia irgi kažkoks rusiškas vaibas. Davai dėdami neragautą. Nes labai keista šitą dalyką vertinti su saldainiais ir taip toliau. Jo, nu šitą brandą tai tikrai nesuragavus, tai davai net nevertinam, nes tai keista. Toliau šitie pinigiukai ir aš irgi nežinau, ar esu jų valgius, tikrai esu mačius, girdėjus, bet jo. Aš nežinau, ar esu laikius savo rankoj. Pinigų, ne, nu, tipo, tų saldainių, ne. Toliau šitie Haribo, tai man tiesą sakant, jie nepatinka. Ir tai yra gan keista, nežinau, kodėl man nepatinka, bet ta tekstūra jų labai keista. Skonio ne per daugiausia, nepasakyčiau, kad labai geras dalykas. Toliau eilė yra aguonos, tai aguonos man yra normalios. Vaikystėj dažnai gan valgydavau, nes visat pas senelius kokius būdavo šitų aguonų, bet dabar tai jau nežinau, kiek metų nevalgiau ir kažkaip net nenoriu aš jų valgyti. Tai jo, sakyčiau tiesiog normaliai. Selgos sausainiai ir visi selgos sausainiai sukrauti į vieną vietą, tai tiesiog vertinu normaliai, ką žinau. Sausainiai kaip sausainiai. Kai kurie tikrai geresni už kitus, bet čia yra viena krūva, tai kaip man vertinti visą krūvą. Ja, karameliniai, tai būtų labai geri, šokoladiniai, labai geri, ten daug tų skonių, bet to pačiu yra ir klasikiniai, tai čia dėčiau normaliai. Nu, žodžiu, susitaikom, čia bus normaliai. Toliau semkės, saulėgrąžos, nežinau kaip jas vadinti, bet jo, man tai labai patinka, čia yra paprikos skonis. Tai paprika tarp šitų dedu, bet šiaip saulėgrąžos aš žiauriai dažnai valgau. Ir tai pasako, kokia lietuvė esu ar kas. Bet jo, visą vaikystę sėdėdavom ant suoliuko tarp daugiabučių ir tiesiog lukšdendavom tas saulėgrąžas. Ir grinai ten būdavo po to suoliukų tokia betvarkė. Bet niekas nieko nesakydavo, nes visada tai būdavo. Gal dabar rimčiau tai žiūrimo, bet anksčiau tai po kiekvienu suoliuku būdavo tiesiog krūvo saulėgrąžų ir niekam nelabai rūpėdavo. Tai jo, S-tieras tikrai geras dalykas, vis dar valgau, vis dar perku, nesvarbu kuris skonis, bet dieviškas dalykas. Kas sumastė saulėgrąžas tiesiog į prieskonius vynioti ir pardavinėti, tai yra legenda. Real legenda.
Šitie saldainiai. Tai jie man būtų tarp normaliai ir labai gerai, bet dedu į labai gerai vien dėl šito. Tas baltas irgi yra ananasinio skonio. Ir kaip aš praeitam video sakiau, kad Haribo man patinka labiausiai ananasiniai, tai šituose irgi man patinka labiausiai ananasiniai, tie balti. Ir šitie yra iš viso on top, bet jei vertinant visus skonius, nu tai tiesiog labai geras. Šiaip, jo, labai skanus dalykas. Na ir ką, paskutinis dalykas, tai yra tuk, bet kas negerai, kad čia yra original skonis. Tai original aš dėčiau į normaliai. Jeigu čia būtų tas žalias skonis, tai aš dėčiau į labai geras, gal net dieviškas, bet čia yra original, tai aš dedu į normaliai. Nu nes, paprastas skonis. Tie žali ar tas su mėsos skoniu tikrai ne mėsos, gal su paprikos. Tikrai yra labai geri. Nu bet, kaip ir sakau, šitas toks, nieko labai įspūdinga. Ir jo, viskas. Padarėm visus, nieko nebeliko. Sumažinau ekraną, kad visas tier listas pilnai matytųsi. Tai jo, dominuoja labai geras. Po to turim dievišką, normaliai ir visi trys nepatinka šlikštų ir neragautas yra po lygiai. Tai įdomiai taip susidėjo šitas tier listas. Bet jo, aš išsakiau savo nuomonę, jūs savo nuomonę galit komentaruose išsakyti. Visada labai laukiu komentarų, labai įdomus jūsų komentarai. Tai būtinai rašykit. O šiandien buvo tiek, čia yra pilnas tier listas. Jeigu žiūrit kažkodėl antrą dalį, bet pirmos nežiūrėjot, tai galit ir pirmą pažiūrėti. Šiandien buvo tiek. Tai visiems labai ačiū, kad žiūrėjot iki galo. Aš atsisveikinu. Linkiu visiems gražios dienos, ar vakaro, ar nakties, kad ir koks laikas ten pas jūs būtų. Bet sakau iki ir iki kito karto, kaip ir visada. Ate!